Sveiki Europos čempionate ir toliau ketvirtfinaliai. Aš esu Nerijus Kesminas, bandau pasidalyti savo įžvalgomis su jumis ir bandau patarti, kas ir kaip gali būti. Suprantama, tai yra tik patarimai, kurie toli gražu, kaip matome, ne visada išsipildo. Šiandien turime antrąją ketvirtfinalio porą, tai yra Vokietija-Graikija. Atspėti, kaip bus šiuo atveju, visiškai nesudėtinga, tai yra 11 graikų savo baudos aikštelėje arba aplink ją ir 10 vokiečių skyrus vartininką Manuelį Neuerį aplink graikus. Tai yra Fernando Santušo, Graikijos rinktinės trenerio komanda savo įprasto žaidimo stiliaus nekeis. Buvo žaidžiama taip ir su komandomis, kurių atakuojantis potencialas nėra toks kaip vokiečių, todėl galima prognozuoti, kad Vokietija šias rungtynes laimės. Jeigu manote, kad per 90 minučių santykis 1,35, dauginkite su kuo nors dar, galbūt, jeigu netrodo, kad santykis labai geras. Ką dar galima įžvelgti? Galima bandyti prognozuoti taip. Pirmasis įvartis Mario Gomesas. Kodėl? Logika tokia. Graikai bus apsikasę savo baudos aikštelėje. Tai yra pramušti tolimais smūgiais. Ištampyti gynybą bus gana sudėtinga, o pagrindinis ginklas smaigalyje. Tai yra tas ginklas, kurį galima efektyviausiai naudoti perdodant aukštus ar žemus perdavimus iš kraštų, yra būtent Mario Gomesas. Forma dabar gera, įvarčiai krenta ir jeigu jūs manote, kad Gomesas yra vertas statomos sumos, kažkokios statomos sumos, jūs galite pastatyti už jį, santykis yra 3,5. Na ir kitas dalykas, vertindamas tai, ką mačiau grupių turnyruose, sakyčiau, kad yra tikimybė, jog Vokietija laimės šį čempionatą. Logika tokia, kad ir ta pusė, kurioje žaidžia vokiečiai pakeliui į finalą, yra šiek tiek lengvesnė, tai yra Graikija, toliau Portugalija ir Čekija galbūt labiau komplikuoti dalykai, bet vis dėlto manau, kad vokiečiams kelias iki finalo yra šiek tiek lengvesnis negu ispanams ir staigmenos tikimybė yra mažesnė. Todėl sakyčiau, kad visai logiška. Galbūt ir dabar būtų pastatyti už Vokietiją, nors tiesą sakant santykis nėra labai didelis. 1:3. Na ir aišku, galite žaisti štai šiose rungtynėse, galite žaisti tokiais dalykais kaip kamuolio kontrolė. Vokiečiai kamuolį valdys, manau, kad ne mažiau negu 60% laiko tikrai. Lygiai taip pat ir pražangų. Manau, kad žaidimas bus klampus ir graikai griaus ir Zilą, ir Müllerį, ir visus kitus, kas ten gali sužaisti veržliai Vokietijos rinktinėje. Tai yra variantų galite pasirankioti.